O čia mano svajonių daržas. Šiemet drėgnių labai daug. Per stiprią audrą juos išvertė, bet nuo to jų nesumažėjo. Čia pupelės, o čia šparaginės pupelės, bijoklinės. Man labai gražu, kaip britiškose daržuose jas paremia tokiais pagaliukais ir paskui, kai jos apželia, jos labai puošia visą daržą. Ir didelės ilgos šparaginės pupelės. Jas paskui konservuoju. Iš tikrųjų šiemet taip pat patręšėm lysves labai senu, 10 metų turbūt mėšlo ir pradėjo labai gerai viskas augti, nes iš tikrųjų lysves buvo atvežta, nupirkta žemė, kuri pasirodė labai nederlinga. Tai šiemet tiesiog daržas visas bujoja. Dėl šaltų naktų agurkai dar tik žydi ir tik pradeda užsimezginėti. Aš juos auginu visą laiką lauke, ne šiltnamyje. Saulėgrąžos aukštas. Pasisėjau iš tikrųjų iš praeitų metų. Niekas jų čia nesodino. Krapus tuoj nurinksim, supjaustysim, nes jau pradeda reikia augti. Svogūnai, viengalviai. Labai gerai auga svogūnai. Čia buvo iki tol gražgraštės, rukola, dabar pasodinau vietoj jų, jau atsivalgėm jų, tai baziliką. Čia cukinijos gražiai auga, kai kurios, aišku, nuo drėgmės labai jau drėgna šiemet, truputėlį ir pūna, bet yra daug užsimezgusi. Česnakai, petražolė, burokėliai. Labai daržą puošia tokios bordinės salotos. Iš tikrųjų labai gražu. Labai švelnios, skonis geras ir labai gražios bordinės salotos. O čia geltona cukinija. Iš tikrųjų labai patiko vienai lysvei sodinti keletą skirtingų daržovių. Labai gražiai kompozicijos atrodo. Čia antrų užėjimų ridikėliai. O čia buvo špinatai, vietoj jų dabar pasodinau ridikus, kurios Liepos vidury sodiname, paskui rudenį turime. Gražiosios medetkos. Ir pagaliau mėtų užauginau iš 3 karto, mėtos tik tai pas mane užaugo. Jos ilgametės. Ir grožis, raudonėlis žydi, bičių rojus. O čia jau galvau mano vynuogės žuvo šią žiemą, bet ėmė ir ataugo. Viskas nuostabu, tik tai vynuogių nebus matyt šiemet. Bet ačiū Dievui liko gyvos. Va mano daržas. Dideli tarpai tarp lysvių, metras turbūt koks. Jaunam žodė, tai iš tikrųjų labai toks tvarkingas. Man iš tikrųjų labai patinka tie tokie britų daržai Anglijoje. Labai gražu, tai svajojau kažką panašaus turėti ir va turiu. O kadangi kaime nieko nepriprašysiu išarti žemę, tai bulves tiesiog padedam ant žemės, užkraunam senais šiaudais, ir jos auga. Labai vėlai šiemet. Negalima vartoti žodžio pasodinom, padėjom bulves po šienu, tai net žydėti tik dabar pradeda. Na va, ir ką, šiltnamis. Šiltnamis tai šiemet tiesiog dieviškas. Tėvas augino tenais name daigus, labai pergyveno, kad labai silpnėjo. Bet pažiūrėkit, kas gavosi.
Visgi savi daigai yra savi didžiuliai pomidorai. Čia jaučio širdis arba kažkokia tos rūšies imitacija, tai tiesiog va, truputėlį netgi šakos linksta. Didelį, kad dydį įsivaizduot va mano ranka. O va pomidoras darželis. Ten va kažkoks ruošiasi gigantas augti. Va, ant kekių tiesiog po daug pomidorų, didžiulių. Va. Labai gražus šiemet pomidorai, labai aukšti, kai kurios rūšys tai jau net aplaužė viršūnėlės, nes šiltnamis nors ir ne žemas, bet pomidorai tiesiog bujoja, ekologiški beje. Na ir ką, ir pipirai, paprika. Tokia ilga. Ta ilgį jos irgi galima įsivaizduoti, vat mano ranka. Ir va toks va pipiras. Va. Nuostabus šiltnamis. Ir nuostabus daržas.